Labadiena mūsų YouTube kanalo su Žalgiriu žiūrovom. Kadangi žiūrėdami jūsų pageidavimus ir į tas aktualijas, kurios vyksta dabar, mes pavartę savo archyvus randam pakankamai daug įdomios medžiagos per 15 metų tose laidose, kurios buvo nufilmuotos. Ir aš manau, kad žiūrint į šių dienų aktualijas, jums būtų įdomu dar kartą pasižiūrėti laidas, ką mes kalbėjom apie tai, apie šios dalykus, kas vyksta dabar, kas mums įdomu prieš kurį laiką. Tai šiandien norėtum pažiūrėti jūsų, kad jūs iškėlėm tiesiog aukščiau, kad galėtų lengvai susirasti ir pažiūrėti mūsų laidą, kuri vyksta su Rolandu Paulausku, mūsų nepriklausomybės akto signataru. Tai labadiena visiems susirinkusiems, labadiena visiems tiem, kurie skaitys mūsų apskrito stalo diskusiją penktadieninėm savaitraščio Respublika numerį, kiek kas žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai pradėsiu nuo mūsų pusės, tai nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Lietuvos liaudies partijos pirmininkas taip pat. Taip pat Lietuvos liaudies pirmininkas, taip pat Žygimantas Pavilonis, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, ilgametis mūsų diplomatas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, bet šiuo atveju buvęs Lietuvos Respublikos antros vyriausybės užsienio reikalų ministras Povilas Gylys. Ir dar turėtų prisijungti prie mūsų profesorius, Karo akademijos dėstytojas Valdas Rakutis. Bet kokiu atveju, čia aišku jau iš mūsų pašnekovų, kad kalbėsim apie tarptautinius dalykus, apie tarptautinę padėtį, nes tikrai yra kalbėti apie ką, vis tik tai pasibaigė Amerikos prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Trumpas, Europos Sąjungos santykiai su Amerika, tokioj dinamikoje, įvairūs artėjantys rinkimai, kur Prancūzijoje Le Pen gali laimėti. Ir kiti tokie atvejai, galų gale, kuo visą tai įsivers Lietuvai, bet pačiu pirmų klausimų, gal pradėkim. Rolandai, matau, kad mes kalbam beveik apie tą patį. Tik aš šiek tiek kitų aspektų. Jūs sakot, balsavo kaimas prieš miestą. Ne jūs, taip jau. Aš prie šito prieisiu, bet žiūrėkit iš kokio kampo. Na, turbūt prie šito stalo visi sutiks, kad kūrėjas, kuris šitą pasaulį kūrė, davė tam pasauliui ir dėsnius. Veikite. Gal mes ne visus žinom. Ir garantuotai ne visus žinom. Daugelis tų dėsnių mums nepatinka. Ir štai vienas iš tų dėsnių yra, na, mano akim akivaizdus. Žmonės yra nevienodai pajėgus suprasti tą pasaulį, kuriame gyvena. Tiesiog yra taip duota. Ir čia nieko negali padaryti. Nepriklauso nuo išsilavinimo, nepriklauso nuo mokslo baigto. Tai yra prigimtiniai dalykai. Taip kaip vienas muzikantas groja geriau už kitą, kažkas turi absoliučią klausą, kažkas jos neturi. Vienas bėgikas visada nubėgs Sabonis. Nu kas aplenks Sabonį? Ir pabandyk, tu treniruokis kiek nori, ar ne? Taigi štai iš šito dėsnio seka kas? Vat mano smegenyse taip pat yra įdėtas, sakykime, kompas sąlyginai. Ir visi tie, kurių kompas yra stipresnis negu mano, jų kalbėjimas man atrodys gerų, nu mažiausiai keistas. Aš jų nesuprasiu. Ir tas pats, tų, kurių kompas yra silpnesnis už mano, aš jų akise atrodysiu irgi keistas arba Mozambiko agentas. Nes jie tiesiog nepajėgus suprasti, apie ką aš šneku. Nustatyti, kur čia ta skalė, mes neturim tokių galimybių. Aš esu kažkada pasakęs, kad protmatis būtų pats naudingiausias dalykas pasaulyje protmatis. Kad būtų galima pridėti nustatyti, kas turi teisės prieš žmonių likimus, kas ne, ar ne? Bet žiūrėkit, kas iš to seka. Kitas dėsnis, kuris mano supratimu veikia, tai yra tas wishful thinking vadinamas. Mes visi žiūrim į pasaulį taip, kaip norėtume, kad būtų. Ir labai yra sunku atskirti, ką galima pasaulyje pakeisti, o kur yra tik mūsų geri norai, o pakeisti neišeina. Bet mes vis nuolat bandom ir bandom. O bandom dėl to, kad yra kitas dar dėsnis, mes turim prigimtinį instinktą reikštis. Sutiksi turbūt, psichologai tą sako, tai yra įgimtas instinktas reikštis. Bet jeigu reiškiasi žmogus, kuris už mane daugiau supranta, jis duoda naudą. O kuris mažiau supranta, gaunasi problema.
Dar kitas dalykas, psichologų nustatytas. Apie 80% žmonių labai lengvai pasiduoda manipuliacijai. Jie nepajėgų savarankiškai mąstyti. Bet tas saviraiška, tas wishful thinking verčia mus tobulinti šitą pasaulį. O atskirt, ką galima, ko ne, sudėtinga. Ir žiūrėkit, kas iš to išeina. Kampanelas Saulės miestas. Ne? Kada Tomo Moro utopija. Toliau, kiek yra norinčių kalbėti įvairių religijų vardų ir iš esmės Dievo vardų. Žmonės stoja ant bačkos ir kalba taip, lyg vakar būt tą kūrėją sutikti. Kiek tokių yra pasaulyje. Toliau, 17 metai, 100-metį dabar minim. Vėl buvo noras patobulinti pasaulį, pakeisti žmogų. Ir šiandieną yra, va tas apie ką pats Girišnekė, ta liberalizmo epocha. Jie nori padaryti žmogų laisvą nuo rasės, nuo tautos, nuo valstybės, nuo šeimos, nuo lyties. Ir dėl to, kad didelė dalis žmonių vis tik nelabai supranta šitą pasaulį, jie pasiduoda šitom iliuzijom. Ir pasaulyje šiandieną susiskirstė, mano supratimu, ne į kaimą ir miestą, o į svajotojus ir realistus. Ir tai žiūrėkit, svajotojai keičia tėvų ir vaikų santykius. Vat ką tik jūsų Seimas priėmė įstatymą. Ir svajotojams atrodo, kad jie tobulina visuomenę ir tuos santykius. O realistai mano, kad jie griauna šeimą. Tas pats yra vyrų ir moterų santykiuose. Svajotojai galvoja, kad atpalaiduoja nuo lyties. O realistai sako, jūs griauna tiesiog šitą pasaulį ir šito kūrėjo sumanimą. Pabėgėlių reikalas. Svajotojai galvoja, kad bus multikulturalizmas, kad visi integruosi ir gyvensim čia rojui. O realistai visada sakė, kad bus neįsprendžiamas problemas. Dabar atsirado, išėjo ir tautų klausimas. Jūs neranda tautos, tos ir taip, aš irgi tai nerandu. Dėl to, kad ir nekalba apie tai. Ir vėl svajotojams atrodo, kad galima sukurti vieną pasaulio tautą ir vieną vyriausybę. Realistai sako, kad nieko iš to neišeis. Be įsikinkam. Prasidėjo naujos fantazijos, tos bazinės pajamos. Ir pas mus jau yra ekonomistų, kurie ir vakar buvo straipsnis vienos mokslo daktarės. Jinai kalba apie tą be įsikinkam, bet nekalba, iš kur bus pinigai. O svajotojų labai gražu gauti pinigus ir nieko neveikti, suprantate? Na ir pabaigai dar apie tos svajoklius, tai yra pinigų spausdinimas, ekonominiai plotmėje. Svajotojams atrodo, kad galima dešimtmečiai spausdinti pinigus, gyventi ne pagal savo galimybės ir nebus pabaiga šitam. Realistai sako, kad bus pabaiga. Ir dabar žiūrėkime, šitoj situacijai, va tie visi rinkimai, tiek Jungtinių valstybių, tiek kur bus Europoje, kokioje erdvėje vyksta. Svajotojai ir toliau fantazuoja, o realistai pavargo nuo jų fantazijų, mato blogėjančius rezultatus, ieško žmonių, už kuriuos galėtų atiduoti savo balsą, kad tas balsas skambėtų iš Seimo tribūnų. Ir jie sako taip, ir aš kartu su jais, normalumo geidžiu kaip duonos kasdieninės. Vat kokioj situacijai vyksta rinkimai. Kitas posėdis. Gaila, kad ponas Rakutis pavėlavo, nes jo kalba, na ir jūsų taip pat, iliustruoja mano pirmą pasisakymą. Tiesiog idealiai iliustruoja. Aš pasakiau, kad mes kiekvienas iš prigimties turim skirtingą sugebėjimą suvokti šitą pasaulį. Tai yra tiesiog duota. Ir galimas daiktas, pavyzdžiui, kad jūs už mane suvokit geriau. Ir tada man atrodo, kad jūs kalbat kažkokius vėjus. Lygiai taip pat kitiems aš atrodau, kad kalbu vėjus, jeigu jie supranta mažiau už mane. Nustatyti, kuris iš mūsų iš tikrųjų supranta daugiau. Tokio instrumento nėra. Bet šiaip išklausęs jūs, aš tiesiog stebiuosi, štai sėdim visi Lietuvoje gimę žmonės. Aš visiškai kitaip suprantu daugelį aspektų, apie kuriuos jūs kalbate. Ir tame filme, kur jūs tame tarp ir mane užpuolat. Mano akim žiūrint, jūs kalbat visiškai neties. Jūs iš viso net, kažkokiais kryžkeliais vaikščiot, bet galimas daiktas, kad aš neteisus. Aš sakau, aš nežinau. Aš tiesiog stebiuosi pats, ant kiek mes skirtingai suprantam ir Lenkijos situaciją, Lietuvos-Lenkijos santykius, Ukrainos reikalą. Viską. Tiesiog kiekvienam sakiny mano matymas yra visiškai priešingai. Ir dabar aš einu į situaciją tą auksinio milijardo.
apie ką mes ir susirinkom diskutuoti, yra geopolitinė situacija, tai pirmiausia mes kalbam apie auksinį milijardą, nuo situacijos ir sprendimų priklausys Lietuvos ateitis, o kokiasgi problemos yra tų auksinių milijardų. Suformuotos vatų, kaip aš vadinu, yra svajotojai ir realistai. Svajotojai kūrė visokias fantazijas, o realistai nuo to kenčia. Na taigi žiūrėkit. Svajotojai kažkada pasakė, kad mes gyvensim postindustrinį ekonomiką. Ir perkelė gamybą į Rytų Aziją, pirmiausia į Kiniją. Ir jie manė, kad viskas bus gerai. Šiandieną mes turim ką? Mes turim bedarbystę. Čia jau ne tik Lietuvoje, viso Europoje ir Jungtinėse valstijose. Užsidariusius fabrikus, sustiprėjusi Kinija. Ir ką Kinija sustiprėjo pati savai? Tai buvo tų svajotojų rezultatas, tų, kurie manė, kad postindustrinė visuomenė gali apsieiti be gamybų. Šiandieną Kinija kūrė naują šilko kelią. Tas naujas šilko kelias, tai iš esmės Kinija, pirmą kartą mums žinoma istorijoje, formuoja globalinį projektą. Nes šiaip yra sakoma, kad kiniečiai gyveno visada savo uždaroje erdvėje, niekada nepretendavo į kažkokį pasaulinį projektą. Priešingai negu Europa, ar ne, Britanija, Jungtinės valstijos, ta pati Rusija. Jie pretendavo į pasaulinį. Kinija niekada. Taigi dabar naujasis šilko kelias, tai yra išplečia tą nuo Lisabonos iki Vladivostoko, nuo Pekino iki Vladivostoko. Ir jau pirmieji traukiniai atėjo iš Pekino į Angliją nesenai, sujungdami didžiulį regioną. Nu ir dabar žiūrėkit, aš tą matau taip, kad tai yra mirtinas pavojus pirmiausia Jungtinėms valstijoms. Nu logiškai. Nes jeigu Kinija suvienė šitą erdvę su savo galimybėmis, Jungtinių valstijų nebereikia šitam projektui pasaulyje. Gerai, bet eikim toliau. Iš šito visko seka užsienio prekybos balansas. Ir sakykime, Jungtinių valstijų ir Kinijos užsienio prekybos balansas yra minus keli šimtai milijardų jau keletą metų. Iš čia yra Trumpo visos tos kalbos apie muitų mokesčius ir gamybos grąžinimą. Nes Jungtinės valstijos gali padengti šitą metų metais esantį nuostolį tik dėl to, kad spausdina pinigus. Vat yra didžiulė problema, su kuria susiduria Jungtinės valstijos ir nuo to, kaip jinai spręs, priklausys ir mūsų ateitis. Migrantai. Štai yra vakarų civilizacijos, to auksinio milijardo grandiozinė problema. Europos Sąjungoje yra itin ryški, Jungtinėms valstijoms jinai yra tokia kaip bloka, nes jie patys yra migrantai, bet visada tie baltieji, anglosaksai ir vokiečiai laikė save šeimininkais Jungtinių valstijų, ar ne? Šiandieną jie jaučia, kaip sprūsta jam iš rankų tas jų kūrinys. Europos Sąjungoje nuo akivaizdžios problemų. Ir vėl svajotojai nemato čia jokių bėdų, sako, viskas bus gerai. Vadit, jūs sakot, kad viskas bus gerai. Nu, aš save priskiriu prie realistų. Ir mano manimu, Europos Sąjunga net nebeturi jokio galimybių išspręsti šitą problemą. Dalis vakarų Europos valstybių yra pasibaigusios. Viskas. Nebėra jau variantų. Bet čia atskira diskusija būtų. Aš jums pateikčiau skaičius, argumentus ir taip toliau. Tiesiog nėra laiko šitą. Bet žiūrėkit, už tų migrantų mesgi skaitom spaudą pasaulyje. Dažnai yra minimas Sorošas. Kad jis finansuoja tų pabėgėlių perkelimą į Europą. Aš netikrinau pats, aišku. Bet aš skaitau nuolat Europos spaudą. Aš suprantu, kokį tikslą galėtų turėti tam tikros globalios jėgos ir ne Rusijos. Griauti šitą Europos Sąjungą. Mes aš paskui prieisiu prie šitą dar vėliau. Bet tai yra grandiozinė problema. Nuo jo sprendimo priklausys Lietuvos ateitis ir apskritai ar bus Lietuva. Ir mūsų, taip, aš toj baigiu. Terorizmas. Labai įdomi problema, su kuria susiduria, kurią visi dabar mini, ar ne? Nu, bet aš negaliu savo neiškelt klausimų. O tai kas terorizmą finansavo? Kas kontroliuoja finansų srautus per bankus? Kas apskritai kontroliuoja bankininkystę pasaulyje? Krevis. Va. Tai yra elementaru, tik užsuk kranelį per bankinę sistemą ir mesgi žinom, iš kur eina ginklai, kieno interesai yra. Galų galia tas pats Trumpas yra ne vieną kartą sakęs, o kasgi sudarė sąlygas atsirasti Daesh, Islamo valstybei. Tai čia aš tik jo žodžius galiu pakartoti. Bet jūs apie tai nešnekat kažkodėl, arba šnekat tokį keistoj. Na ir ant viso šito, kad visa tai galėtų egzistuoti, va, tas vakarų pasaulis, vakarų civilizacija,
Tai yra skolos ir spausdinami pinigai. Jeigu jie šito nedarytų pastarosius keliasdešimt metų, jau senai pasaulis būtų kažkoks kitoks. Visa tai, kas šiandien egzistuoja, yra tik dėl to, kad yra spausdinami pinigai ir gyvenama yra ne pagal galimybės. Ir čia yra viena iš pačių svarbiausių problemų šiandien vakarų ir apskritai auksinio milijardo gyvenime. Ir nuo to, kaip jie spręs šitą klausimą, priklausys ir mūsų ateitis. O kokie variantai, aš trečių kartų pasakysiu. Kokios prognozės apskritai gali būti? Taip. Kadangi šiandien Jungtinės valstijos yra dominuojantis žaidėjas ir ten jie turi naują prezidentą, ar ne, tai viskas dabar priklausys nuo jo veiksmų. Aš matau 4 variantus. Pirmas tai apkalta Trumpui ir jo nuėmimas nuo pareigų, ko ir siekia labai stiprios jėgos Jungtinėse valstijose. Ir tada visos problemos, kurias Trumpas iškėlė, liks, jos nebus sprendžiamas. Ir paskui vėliau vis tiek turės spręsti kažkas kitas, tik vėliau. O jis bus pašalintas. Kitas variantas. Kadangi Trumpas pradėjo judinti visus pamatus Jungtinių valstijų ir visus iš karto. Žiūrėkit, FRS auditą ruošiasi daryti, rugsėjo 11 tyrimą ruošiasi atnaujinti, Kenedžio nužudymą ruošiasi iš naujo tirti, šitos iš savo puslapio, kai tik tais prisiekė, iš karto dingo LGBT, šitas jo puslapio, ta dalis, ar ne, dingo žalioji energetika, dingo apie klimato kaitą. Kitaip sakant, jis eina prieš visus tokius bazinius šiandieną to Jungtinių valstijų egregoro elementus. Ir jeigu jis eis taip ir toliau, ta visuomenė Jungtinių valstijų neatlaikys tiesiog. Ir jis taps Amerikos Gorbačiovu. Kaip ir Gorbačiovas, jis pajudino pamatus, nesuprasdamas, kad paskui nebesuvaldysi situacijos. Lygiai tas pats yra Europoje. Vat jeigu ateis Marina Le Pen į valdžią, tik Europos Sąjungoje ne, NATO ne, eurui ne, migrantam ne, visiškai sutinku su jumis. Tai bus sistemos griūtis. Ir kiekviena sistema visada griūdama suteikia daug problemų paprastam žmogui. Sistema visada yra geriau negu chaosas. Bet nuo mūsų nieks nepriklauso. Šiandieną vėlgi Prancūzijoje yra daug žmonių, kuriems tie svajokliai ir tie visi fantazuotojai jau nebeįmanoma kentėti. Ir jie ieško žmonių, kurie kažkaip realiau žiūrėtų į pasaulį. Taigi štai tada Jungtinės valstijos taps nebe žaidėjų iš viso. Jeigu jie įstovi keliu ir taps Gorbačiovu. Bet jeigu jis išlieka žaidėjai. Žiūrėkit, pats Trumpas įvardina, Jungtinių valstijų priešas numeris 1 yra Kinija. Tai yra jo žodžiai, ar ne? Ir Iranas dabar, čia yra daugiau susijęs su Izraelio reikalais, kadangi didžiulį įtaką daro dabar Ivanka Trump ir jos vyras, ir ten kita istorija. Bet Kinija, ar ne? Dabar žiūrėkit, jau atvirai yra pasakyta. Rusijai bus siūloma draugauti su Jungtinėmis valstybėmis prieš Kiniją. Tada mainais Rusijai atiduos ir Ukrainą, ir Lenkiją, apie mus tai net iš vis neprisimins, jeigu tik kam nors bus toks poreikis. Nu, aš iš jų girdžiu šitai. Čia variantas ar prognozė? Čia kaip prognozė, taip, nes nežinia, ką atsakys Rusija. Rusijoje pačioje yra labai daug elito atstovų, kurie norėtų šitaip ir elgtis. Vat kasdieną jie tą jau... Čia daugiau Rusija, čia Kremliaus prognozė. Nu tai, ne. Jeigu Trumpo pasiūlymą draugauti prieš Kiniją Rusija priims, tai tada visa kita bus aukojama. Rusijoje yra daug elito atstovų, kurie norėtų eiti. Dabar žiūrėkite, o jeigu Kinija, tai yra jeigu Rusija nesutiks aukoti Kinijos ir Irano, tada kas bus daroma, tai ką jūs sakote, tą koridorių nuo jūros iki jūros, tai va tam ir kūrė Jungtinės valstijos, tą koridorių nuo jūros iki jūros, kad būtų galima atskirti tą Europą, suskaldyti. Ką ir pasakė Džordžas Friedmanas atvirai, kad mūsų tikslas yra neleistų susitarti Europai tarpusavį. Tai yra Džordžas Friedmanas. Tada mes čia turėsim pas save dar daugiau konfliktų, dar daugiau tankų, bet tai bus ne mūsų interesai žaidžiami. O vat štai šito geopolitinių Jungtinių valstijų projektų siekiant išsaugot galimybę ir toliau spausdinti dolerį ir kad jį pasaulis imtų. Kremliaus retorika. Va, vat mato, kaip žmogus tai supranta. Ne, gerai, supranta, nesupranta, kad
Bet kokiu atveju tikrai užšnekėt savo laiką, kadangi čia vienaip ar kitaip dirbamas valandas. Bet matot, kaip jūsų smegenys dirba. Jūs iš karto galvojat, kad čia yra Mozambiko kažkokie žmonės. O gal jūs neteisus? Palaukit. Jums į galvą neteina, kad galbūt jūs kažko nesuprantate. Gerai, Rolandai, bet kokiu Neteina į galvą. Rolandai, ir tau, ir Žygimantui, ir Povilui, ir Valdui, tikrai labai dėkui, kad atėjot, dėkui, kad sudalyvavote. Bus puikiai medžiaga, išsakėt savo mintis, vienas kitam nemaišėt, netrukdėt. Ir aš manau, kad tikrai ir skaitytojai, ir žiūrovų bus įdomu. Susirinkim smulkesniai temai, kad ir šitą pačioj sudėti, bet smulkesniai temai.